Sveiki visi. Šiandieną parodysiu jums savo diržą. Trumpa apžvalga ir ką aš jame laikau kiekvieną dieną, kaip dirbu. Tai va, visų pirma, tai yra juosmens dalis, va štai tokia, kažkokia tai vilna, labai patogi, nenuspaudžia. Jungtis, saktis kobros, greit užsisega, greit atsisega. Va, tai viskas vyksta maždaug taip, pasiemu diržą, užsisegu, pataisau kapšus ir prisiveržiu kiek reikia. Va, didelis respektas gamintojui, todėl kad tai yra lietuvis, True Gear. Aš paliksiu nuorodą į svetainę, pasižiūrėkit, kiekvienas galit užsisakyti savo individualų diržą. Va. Diržai išsivažinėja po visą pasaulį, net į Japoniją, kokybė aukšto lygio, žodžiu. Tai va, True Gear, visą informaciją rasite aprašyme. Va, tai dabar pradėsiu nuo to, kad diržas yra sukurtas pagal mane, pasiūtas taip, kaip man reikia, būtent mano reikmėms. Tai kiekvienas meistras gali išsirinkti savo dizainą, sugalvoti ir pasisiūti diržą tokio, kokio reikia. Va, pradėsiu nuo kairios pusės. Tai yra kampuočių skyrius. Aš jį padarė specialiai kiaurą, nes kadangi kuo daugiau uždarų skyrių, tuo daugiau pjuvenų renkasi. Toliau eina varžtų skyrius. Dabar jisai tuščias. Čia dažniausiai aš laikau ilgesnius varžtus sraigtus, čianais trumpesnius. Ir va, tarp jų yra vienas nedidelis skyrelis dar tretiems varžtams, kurie kažkokiam darbui yra mažiau naudojami, mažiau reikalingi, bet jų reikia. Va, toliau gulščiuko skyrius, naudojamas ištisai kažkokiems statramšiams pastatyti, trumpiems ir panašiai. Dar vienas skyrius yra padarytas, bet aš jo nenaudoju. Kaltas, darbams kokiems atlikti neaiškinsiu, nukirsti, atkirsti, padrožti ir panašiai. Tai nepirkau heavy duty, pirkau paprastą va tokį kaltuką, ploną, kad būtų lengvas. Toliau šitoj pusėje yra skyreliai grąžtams. Va, daugelis iš jų praktiškai beveik niekada nenaudojamas. Tai va, visada nešiojos plunksną. Kažkur tai įgilint kažkokį sraigtą, ankerį ar panašiai. Taip pat va toks grąžtas visada šalia. Kažkur tai reikia pratempt kažkokį laidą, prakišti ar dar kažką, tai reikalingas dalykas. Ir man nepatinka gaišti laiką, eiti ieškoti mašinoj, kol pasiemi, kol nulipi, žodžiu, nesąmonė. Va, prailgintojas. Jisai irgi yra labai dažnai naudojamas tose vietose, kur su suktuku nėra taip paprasta prieiti. Tai va, prasilginu ir ten, kur statramšiai stovi arti vienas kito, pavyzdžiui, sąramos ir panašiai, tai aš pasiekiu labai gerai varžtai sukti. Toliau sukuosi aplinkui. Tai čianais matosi yra viena kišenė, čianais aš nešioju atmušėją. Atmušėjas irgi visada reikalingas, tai aš atmušėją naudoju kaip matavimo priemonę, ne tik tai kaip žymėjimo. Tai man jisai visada yra reikalingas ir jisai pas mane kabo čianais. Toliau plaktukas, tai čianais jau yra mano dadėtas dalykas, nes kadangi kaip buvo siuvamas diržas, tai plaktukų skyrius buvo padarytas čianais, kadangi labai išpopuliarėjo va toks dalykas, bet man jisai nelabai patogus. Man patogiau yra nešioti plaktuką iš galo. Toliau skyrius yra suktukui. Pakietintas skyrius, tokia kaip kišenė, labai lengvai visada pataikau suktuką ir jisai laikosi, laipioju pastoliais, panašiai tarp statramšių landžiojų niekada neiškrenta. Toliau eina dešinė pusė, čianais daugiausiai yra visokių įrankių sudėta. Tai metras, iš karto pagal nusidėvėjimą matosi, kad šita dalis patogesnė, lengviau aš ją pataikau. Va.
nors buvo dvi padarytos, bet kaip matot, naudojama viena. Tos kišenės metrų įdėti man nelabai patinka. Žodžiu, man patogiau yra, kad aš galiu va taip jį užkabinti. Sulankstomas metras, kam naudojamas, daug neaiškinsiu, irgi naudojamas kiekvieną dieną. Tai nešioju aš jį va taip. Dabar 3 pieštukai ir 1 flamasteris. Kažkur tai užsirašyti su markeriu, kad būtų aiškiai matoma iš apačios kažkokį matmenį ant medienos, ten palei stogą ar panašiai. Pieštukai dirbu bet kokiu oru, todėl jie pas mane tirpsta kaip popierius. Tai va, apvyniojęs su izoliacija šitą pieštuką. Šitie pieštukai labai gerai piešia, bet jie yra lepus oro sąlygoms. Jie labai greitai tirpsta ir, žodžiu, tas širdeles reikia labai dažnai keisti, bet, nu, nepatinka man tas, bet susitaikau, nes kadangi, kaip minėjau, labai gerai tos širdelės piešia, nes jos yra minkštos. Toliau naudoju ylą, tai ylą naudoju kartu su atmušėju, žodžiu, tam, kad užfiksuoti šniūrą kažkur tai. Tai į medieną įsmeigiu, atsižymiu liniją, grįžtu ir, žodžiu, nuimu labai lengvai. Toliau peilis, kam naudojamas, aiškinti, manau, nereikia. Replės visada yra dirže, kažkur kažkokį tai vinį nulaužti ar dar kažką tai nukirpti. Dažnai naudojamas įrankis, todėl visada turiu dirže. Čianais yra nedidelis laužtuvėlis, kur ką pareguliuoti, atlenkti ar kažkokį smulkų vinuką išimti, ištraukti, labai gerai pasiteisina. Čianais šitam skyriui dažniausiai laikau vinis šaudomus, o dar liko juostelė nuo apdailinių. Tai, žodžiu, irgi toksai reikalingas. Čia kišenėlė yra popieriukus laikau, užsirašyti matmenis. Kažkur tai užlipęs ant pastolių susirašau 10-20 matmenų, nueinu prie skersavimo staklių, susipjaunu ir ateinu montuoju. Toliau, ko dar neparodžiau. Va čianais turiu padaręs tokį va papildomą skyrių smulkiam suktukui. Ne taip pasakiau, mažam suktukui. Va, esmė tame, kada aš dirbu kažkokius tai darbus, pavyzdžiui, montuoju latakus ar dar kažką, kada reikia vieno suktuko su grašteliu, kito suktuko su bituku, tai kur kas darbai greičiau vyksta, laikas tauposi, kada nereikia ištisai keitinėti graštelio į bituką. Va. Tai, žodžiu, kažkur tai prie vietos užlipęs labai patogu. Darbojos, pragrėžiau kiaurymę, prisukau varžtą, ar tai kažkokią skardą priknėdėjau. Labai naudingas dalykas. Va. Tai naudojamas šitas skyrius yra mažiau, bet kada jo reikia, tada jisai taupo labai daug laiko. Dabar internete labai daug yra žmonių, kurie labai stipriai jaudinasi dėl manęs, kad tik tai kuo daugiau, kad nepervargčiau dirbant darbą. Tai iš tikrųjų man sunku patikėti, kad žmonės galvoja, kad atėję dirbti į statybą, nu, esmė tame, jeigu tu tikėsi atėjęs dirbti statybą nepavargt, tai manau, kad su tavim kažkas tai yra negerai. Va, dabar trumpai tariant apie naudą diržo. Kaip jau minėjau, tai individualus dalykas, kiekvienas dirba su savo diržais, kur kam kas yra patogiau. Ir esmė tame, kad, pavyzdžiui, aišku, priklauso dar nuo to, kiek dienų per metus dirbate, bet aš dirbant su diržu per metus sutaupau mažiausiai 100 valandų darbo. Va, tai skaičiuokit, vertas dalykas ar ne, pasiskaičiuokit savo įkainį valandinį ir žinosit, kiek pinigų jūs išmėtot, vaikščiodami ir rinkdami įrankius kažkur tai nuo pastolių, nuo grindų ir nuo visų konstrukcijų, ir žinosit, kiek lempinių pinigų jūs prarandat. Tai va, tokie reikalai.
Dar kartą parodau, kaip tas diržas atrodo. Paliksiu nuorodą, užeikit, pasižiūrėkit, ten yra kainos. Kokybė tikrai yra aukšto lygio, jau dirbu ne vienus metus, neatsimenu. 3 ar kažkas, tai, nu, žodžiu, jau jisai yra matęs vargo. Tiek reikalų. Ačiū visiems uždėmesį. Spauskit laikus. Jeigu dar trūksta kažkokios tai informacijos, užduokit komentarus, rašykit įžvalgas. Iki kitų video. O kas jau dažiūrėjot šitą video iki galo, tai va jums bonusiukas. Ypač norėčiau perduoti žinutę jaunimui, kurie sieja savo, kaip čia pasakius, gyvenimą su šiuo amatu, su statyba. Tai norėčiau duoti kelis patarimus. Tai pirmas iš jų, tai baninkit silpnapročius. Žmonės, kurie bando aletai atvesti jūs į kelią, kad dirbk statyboje ir tikėkis nepavargt, dirbant šitą be galo sunkų fizinį darbą. Manau, kad aiškint daug nereikia, patys viską suprasite. Dabar, kas liečia, kadangi video jau yra apie įrankių diržą, aišku, visa esmė yra visoje darbo sistemoje, bet dabar jums galiu pasakyti tokį dalyką, kaip kad skaičiuokite savo žingsnius, kiek jūs žingsnių padarote statybos metu per dieną. Tai kiekvienas gali nusipirkti išmanų laikrodį, kuris skaičiuoja žingsnius, ir tokiu būdu jūs įsiaiškinsite, kiek valandų jūs konstruojate konstrukcijas ir kiek valandų jūs tiesiog vaikščiojate. Padarykite paprastą eksperimentą. Eksperimento rezultatus pasidalinkit komentaruose, bus įdomu labai paskaityti. Va, tai esmė tame, kad pavyzdžiui iš savo praktikos aš galiu pasakyti, kad kada aš dirbu su įrankiu diržu, aišku, viskas priklauso dar nuo būtent operacijos, kokią operaciją jūs atliekate, bet yra taip, kad su įrankiu diržu per dieną žingsnių atlieku nuo 5000 iki 7000. Kada diržą dedu į šoną ir paleidžiu viską aplinkui save, vaikštau, rankioju, nu, žodžiu, dirbu be diržo, tai žingsnių padarau nuo 10 000 iki 12 000. Tai yra labai lengva paskaičiuoti skirtumą žingsnių ir visą tą paversti į laiką. Kiek laiko jūs vaikščiojate ir kiek laiko jūs konstruojate konstrukcijas. Vat ir bus jums aišku, kokią naudą atneša tokia smulkmena kaip įrankių diržas. Va, aišku, jisai turi būti kokybiškas, pigų kažkokį šūdą užsidėję, jūs tikrai pavargsite, jisai bus nepatogus, bet kokybiški produktai, jie žaidimą keičia iš esmės. Tai va, padarykit tokį eksperimentą, aišku, čia užtruks ne mėnesį ir galbūt ne 2, kad pamatyti tą skirtumą. Bet, žodžiu, tą skirtumą išaiškinti galima ir, kaip jau minėjau, įrankių diržas tai yra viso labo tik tai smulkmena, viskas susidaro kur kas iš daugiau dalykų, tai yra visa darbo sistema, žodžiu, ir panašiai. Tai va, dabar čia ką matote karkasą, čia yra namas 180 kvadratų, be 1 kvadrato, kažkas tai tokio per abudu aukštus. Konstruktyvo yra nemažai, vėjinė plokštė yra apsiūta, viskas yra išlyginta, stogo langai, va, matote, tenais yra tokie kaip erkeriai, nu ne erkeriai, jie yra ant stogo. Tai žodžiu vertikalūs stoglangiai, vat štai toks konstruktyvas, 3 vienetai ir visi kiti išnešimai. Mano vieno, aš viską vienas čia stačiau su visais saramų gaminimais, su klijavimais ir panašiai. Viskas yra idealiai praklijuota, viskas sumontuota taip, kaip priklauso, su išstrižainėm, su viskom, vėjo izoliacija baigta, mėnesis laiko. Tai va, galit maždaug paskaičiuoti, kiek protingai dirbant galite padaryti darbų. Tai va, dar kartą noriu pasakyti, kad aš viską čia pastačiau vienas. Va, iš lentų krūvos.
Va, pakilo štai toks namas su visų nišų formavimai, su viskom. Tai va, lauksiu komentarų. Dar kartą ačiū visiems už dėmesį ir iki kitų video.